nuo 6:30 vakaro naktį iki 1, lygiai iki 1. Nuėjom 28 kilometrus. Kritom čia staigiai mes su pastorium ant betono, pasitiesėm kilimėlius ir ką? Ir buvo pirmas cowboy camp, žodžiu, kada miegi be palapinės, tiesiog pasitiesi kilimėlį ir va tai va, o miegojau tai kaip užmuštas. Jo, po tokio žygio per 6,5 valandas gal 28 km padaryti naktį. Wow. Tai va, žodžiu, šiandien nauja diena, puiki diena, tikiuosi. Jej! Wow. Vėjas tiesa naktį nurimo visai ir jo. Tai dabar ateinam šito taku, leidžiamės į apačią iki vandens šaltinio ir tada vėl kylam, vėl kylam ir šiandien jau taip visą dieną ir kylam, kol persirisim šitą kalną kažkaip tai. Wow. Jo. Jo, dar dykumos šiandien ir šiek tiek rytoj. Ir dykumos sekcija bus baigta. Labas rytas. Tai, žodžiu, po kelių dienų poilsio aš pradėjau žygį toliau ir iš karto pradėjau nuo Kennedy Meadows į kaimuko turbūt tokio jo ir kaip sakoma, kad nuo Kennedy Meadows maždaug už 2-3 dienų žygio prasideda tikroji Sierra Nevada. Tikrieji tie Sierra Nevada kalnai. Tai pradėjau žygį vėlokai, apie 1 valandą vakar, tai žodžiu nuėjau 18 kilometrų ir persiritus dabar jos nesimato jau tolumoj per vieną tokią kalnų tokią perėją jo pasitiko va štai toks vaizdas. Wow. Tai Sierra Nevada pasitinka va tokiais vaizdais ir tokiais vaizdais. Jo, tai žodžiu, palapinė apšalus ir iš vidaus, ir iš išorės. Ir iš išorės, tai, bet iš tikrųjų vėjo nebuvo,
Miegojau iš tikrųjų labai šiltai, net nesusirengęs visų drabužių. Beveik. Jo, netgi paryčiais buvo jau net per šilta šiek tiek. Tai va, tai... Wow, tai prasme, jau vakar praktiškai visą dieną tokiais nedidelių tokių pušelių akmenuotom vietom tokiom, bet jau upeliai didesni, mažesni pasitinka, iš tikrųjų ir miegojau prie pat upeliukas, žodžiu, teka vandens šaltinis, nereikia niekur, mažiau reikia rūpintis vandeniu. Vanduo, kas, nežinau, kas 3, 5, 7 kilometrus. Bent jau pradžiai. Iš tikrųjų, žemėlapį, kai pasižiūrėjau, tai iš tikrųjų visur vanduo, upeliukai, ežeriukai. Tarp kitko, šitas upeliukas yra sezoninis, tikrai. Paėjau biškelį žemiau, tai už kokių, žiūrėkit, čia jisai teka dar. Ir už kokių 30 metrų, 40, viskas jau vaga sausa yra. Tai va, tai žodžiu, labai nekantrauju pasiekti vat tą tikrąją Sierra Nevada, bet ir dabar jau, wow. Ta prasme, wow. Taip džiaugiuosi iš tikrųjų. Tai, jo. Saulė va dabar pakilo, išlindo iš už kalno, tai viskas jau palapinė, girdžiu, jau varva visur. Tai jo, žodžiu, teks pietaujant išsitraukti palapinę, miegmaišį būtinai iš kuprinės ir ant kokio krūmo prieš saulutę padžiovinti. Saulės, matau, tikrai netruks šiandien vėl. Jo, tai iš tikrųjų labai įdomu. Taip, vat, šalna, minusas, minus keli laipsniai, tai tikrai. O diena plus 25, 23, 26. Jo, tai, taip, kalnai. Tarp kitko, aš dabar čia miegojom, man atrodo, apie kažkur tai šiek tiek virš 2 kilometrų, ar 2,4, 2,3, va, kažkas tai tokio. Taip, virš 2 kilometrų. Normalu, iš tikrųjų, galbūt jo. Niekada nebuvau tokiuose kalnuose, kur ten 2,5, 3. Buvau, iš tikrųjų, buvau Europoje, bet buvau žiemą. Jo, tai, tiesiog, wow. Iš tikrųjų, vėlyvas jau rytas, prieš 7 turbūt jau yra. Reikia. Iš tikrųjų, kai pajutau, kad yra šalna, apšalę viskas, tai jau nebenorėjau, iš tikrųjų, greičiau lysti iš palapinės, tai šiek tiek pabuvau palapinėje ilgiau, pasidariau pusryčius palapinėje, įsisiautęs į miegmaišį, bet iš tikrųjų tai pats tas va dabar minusas, bet saulė vat jau pakilo, pirštai, šąla šiek tiek, bet pats kūnas viskas ok. Jo, tai va, tai žodžiu,
renkamės šmutkės greičiau ir toliau grožėtis ir gamta. Čiau. Čia yra džiaugsmo ašaros. 10 metų. Dešimt metų aš svajojau išvysti va tokį vaizdą. Sierra Nevada. Kalnus. Ir aš dabar juos matau snieguotus. Nežinau, kas per viršūnę, bet aplamai šitie slėniai, pievos šitos, na, čia jos žolės iš tikrųjų mažai, čia tokie mažyčiai pusmetriniai krūmeliai. Aišku, ten, kur drėgna, tai yra žolė, be abejo, ir gėlės, bet verkiu pamatęs va šitą vaizdą. Dešimt metų aš svajojau apie šitą dalyką ir beveik pusantro mėnesio kankinausi. Iš tikrųjų, kankinausi dykumoj. Visai manęs nesužavėjo. Taip, tikrai buvo vietų labai gražių. Aukštai kalnuose, 2,5 kilometro aukštį, kur buvo neišdegę miškai. Irgi snieguotos viršūnės buvo. Ir tikrai buvo labai, labai gražių vietų. Bet didžioji dalis tai tokie, kaip aš amerikiečiams sakau, bushy mountains, jie krūmais apaugę tie kalnai, jie vadina dykumą, bet mums tai čia lietuviams tai 1,5–2,5 kilometro aukščio kalnai. Tikrai jo, tai bet tas labai monotoniškas vaizdas. Persirti per vieną kalną, kitoj pusėje tas pats vėl. Tai daug kas sakė, kad turi nusipelnyti sieros. Jo, tai pasikankinti dykumoj. Tai
tikrųjų buvo džiugių dienų tikrai dykumoje irgi, jo. Bet šitie vaizdai, vat. Wow. Tai, jo. 10 metų. Kapstantis iš insulto pasekmių. Oi. Ir aš čia. Wow, negaliu atsižiūrėti į tą kalną snieguotą. Ir tuos žemesnius kalnus, miškais apaugusius. Wow. Čia yra ežeras. Čia yra išdžiūvęs ežeras ir jisai žuvo, kai jį prijungė prie Los Andželo vandens, išteklių į vandentikį. Vieną tai iš Sieros kalnų teka iš tikrųjų daug vandens į Los Andželą, upės ir panašiai, bet va šitą ežerą. Ir jeigu neklystu, jis jį netgi paskui užtvenkė, grąžino atgal ir jisai nebepakilo vandens lygis ir viskas. Tai jeigu neklystu, jo, tai vat toks dalykas. Liko turbūt druskos kasykla dabar. Taigi. Jo. Wow, iš tikrųjų tai 2,5 kilometro aukštis. Kaip atrodo, viskas okei? Jo, 2,7. Bet man bent jau nuo 2,8, 2,9, 3 kilometrai dabar atrodo aš esu 3,2 kažkur tai. Wow, iš karto taip jaučiasi ir vokiečius sutikau tokius irgi, sako, atrodo, kad pirmos dienos iš viso einant PCT. Wow, taip sunku, kojos švininės. Bet už tai vaizdai va tokie.
su maždaug 3400 ten su keliais metrais aukštyje. Ir netgi tai yra pietinis šlaitas. Pietrytinis gal. Ir koks nerealus dalykas. Wow! Sniegutis! Wow! Ir vaizdeliai va tokie. Tai wow! Nu nerealiai. Eina savo. Eina savo. Wow. Ir einam į kitą pusę kalną. Parodysiu vaizdus iš ten. Jo, tai atėjo va keletas haikerių. Dar jo. Ja, tai žodžiu. Yeah, and it's a snow. There. I think there's a storm brewing towards Whitney. They said Wednesday, but you know, Oh. storm that high up, it's Žiūrėk kokia. Čia yra Whitney Meadows. Whitneyo pievelė. Jo. Wow. Tai aš man šitas tas sniegas kalnų viršūnėse, tai, nu, ta prasme, man jisai yra toks magiškas reikalas. Wow. Oh, yeah. O čia yra pirmas ežeras, kurį aš priėjau. Chicken Lake, Viščiuko ežeras. Ir maudžiasi iš tikrųjų vanduo toks, na, šaltiniuose, upeliukuose tikrai šaltesnis, bet, na, toks jau tikrai ne plus 20, jo. Jau labiau, kad va ir sniego dar likę ant kalno. Jo, bet, wow, iš tikrųjų, antras kvėpavimas įsijungia po to. Wow, super, iš tikrųjų, super. Savijota. Wow. Sierra. Realiai, iki... Jo. Neturiu ką pasakyti. Oh, yeah. Hey. How's it going? Good. Good hiking. Thank you. Oh my God.
Hey! How are you? Good, how are you? Good. Oh, you doing PCT? No, just out and back. Oh, okay. Oh my god. Wow. Aš jau, jau iš tikrųjų kokia 4-5 dieną. 4, jo. Šiandien turbūt 4 ar 5, nesvarbu. Jo, ir ant tako iš tikrųjų daug arklių išmatų, žinai. Tai aš žinojau iš tikrųjų, kad PCT žmonės kartais ir joja. Yra dvi galimybės. Gali eiti pėsčias ir gali joti su arkliu. Tai aš anksčiau buvau dar iki kritimo, iki traumos sutikęs moterį, kuri joja su arkliu. Jo, tai va būtent Sierra Nevada kalnuose jau reikia ne vieno arklio, o 2 arklių. Nes antras arklys neša pašarą. Nes čia tų pievelių kaip ir yra, atrodo, jo. Bet arba, nežinau, ar galima ganyti arklius tose pievelėse, galbūt ne, sunku pasakyti. JAV čia visai kiti įstatymai, supratimas ir panašiai, bet žodžiu, Nevadoje, kalnuose, jo, ir tarp kitko, kalnuose su arkliu jojama yra lėčiau negu eini pėsčias, iš tikrųjų. Tai jo, nes nelygų akmenys ir panašiai. Tai žodžiu, tai taip ir mačiau, iš tikrųjų. Jie joja labai lėtai. Iš tikrųjų, aš net su 1,5 kojos trupučiuką einu greičiau. Jo, bet tai, nuostabu, iš tikrųjų, wow. Atėjau iki Whitnio, paskutinė vieta, kur aukščiausiai galima statyti palapines. Tai visi, beveik visi žygeiviai tą ir daro. Čia yra jo paskutinis aukščiausias taškas. Tai žodžiu, čia miške yra tos vietos, kur pasistatyti palapinę, tai žodžiu čia, nežinau, žmonių kiek, čia yra 30 gal koksai, vieni atėję kopti rytoj ryte, kaip ir aš, kiti jau nusileidę, dar yra kelias, mačiau palapinės, dar negrįžę. Tai žodžiu, jo, tikrai nuostabi vieta. Upė teka, žodžiu. Ir ką? Žodžiu, taip. Rytoj pradėsiu kopti į Whitney. Šiek tiek neramu, be abejo. Jo. Kaip supratau, lygtais iš
vakar dienos. Buvau sutikęs tos žmonės, jie neįkopė dėl aukščio, tiesiog jiems pradėjo darytis negera ir viskas. Tai va, bet taip pat 2 žmonės, pora, kiti, kaip ir supratau, visi įkopė. Tai pažiūrėsim, kaip čia man seksis. Tikrai tokia, wow, vieta. Tai ką, labai tikiuosi rytoj pasilabinti iš Vytinio viršūnės. Iki.